Labas rytas. Atsibudom lygiai prieš 10 minučių su žadintuvu. Pirma naktis Malaizijai. Vakarykštį video pabaigėm ties tuo, kad važiuojam į naują viešbutį. Tai va taip atrodo mūsų naujas viešbutis. 4 žvaigždučių. Viskas nuostabu. Bet be nuotykių irgi neapsėjau. Bet kokiu atveju, kol kas tai neturim jėgų ir noro pasakot. Bet naktis praėjo, daugiau mažiau kažkiek miegojom. Dabar yra 9:30, važiuojam pusryčiaut ir tada varysim eksplorint Malaiziją. Negaišt laiko, parodysiu mūsų pusryčių salę ir ką duoda. Mes ėjom. Nefilmuoju žmonių. Čia gėrimukai. Mano džiaugsmas vaisiai, mėsytės. Labai įdomu, kad jos sudėjo kartu, bet dėl to, kad šaldytuve. Maistai, duonos, bandelės. Čia karštas maistas, bet yra visko pilna. Ir kario, ir vegetariško kario man tiktų. Čia daug visokių šiaip šiltų maistų, pavyzdžiui, makaronų. Dešrelės, grybai, viskas kitas. Čia turim salelę su iš vienos pusės europietiškas maistas, sausi pusryčiai ir viskas kitas. Čia labiau jau vietiniai maistai. Čia yra bifas. Čia jau kažkokia užtepėlė. Labiausiai tai patinka šitas ryžiai, kaip ir visur. Ir visokie dypsai. Sūrio sakė, tuoj atneš naujo. O va čia šefas, kaip ir Tailande, gamina makaronus. Valgysiu rytoj juos. Ir ten daro kiaušinius. Taigi tokie pusryčiai. Aš sakiau sūrio omletą, o man tas prancūziškas skrebutį. Einam pusryčiauti ir pradėsime mieste. Atvažiavom į Batu šventyklas, viskas gigantiško dydžio. Važiavom su taksu, užtrukom 20 minučių, sumokėjom 9 eurus ir štai kaip atrodo vaizdai priekį. 3 eurus sumokėjom? 3 eurus sumokėjom, o štai taip atrodo viskas prieš akį. Didelė iš karto statula mus pasitinka, šventyklėlės ir 275 nuobodus laiptai. Mantas sako 475. Už ką? Nepastebėta liko manto. Ką jinai čia veikia neaišku, bet daug autobusų. Bet mes atvažiavom patys savarankiškai. Štai po kairę dar šventyklėlių. Vienu žodžiu, keliaujam žiūrėti, kasgi čia yra. Keliausim laiptais. Visgi pasitikslinam 275 laiptai. Žadėjo daug beždžionių, bet kol kas panašiau į daug balandžių. Ten va mantas priekį. Galite eiti su šortais, bet turiu naują rūbą sijoną. Pradėjom laiptų lipimą. Kažkur ten į padangės. Vaizdas iš galo. Gigantiška statula. Viskas link debesų. Įveikėm 275 laiptus ir atėjome štai čia. Dar į priekį neėjom, keliaujam kartu. Parduoda suvenyrus. Kaip visada skaniukų kioskeliai. Renovacijas. Ir leisimės žemyn žiūrėti, kasgi čia gero. Žinoma, be suvenyrų niekaip.
vištas. Ir gaidžius. Šiaip čia gaidžiai ir kelios vištos. Laiptai tai ne juokotis. Mes į viršų. Va ir žadėtų Jonės vagišis. Bet nedaug. 4, 5. Toli. Varo į viršų. Nužiūrinėja grobį. Iš ko čia vogtka? Keliaujame į šventyklą. Liepia nusiauti batus. Nambasomis. Tuose pačiuose urvuose, olose yra vandens. Stiprus kondicionieriai, bet neveikiantis. Na va, mes išėjom iš visų šventyklų ir dabar čia yra toks mini parduotuvėlės suvenyrų, va taip atrodo viskas. Čia jų šventyklos. Ne, Mantas perka ledų, suvenyrai. Tenai va irgi buvom irgi suvenyrai, bet kol kas dar nieko nepirkom, nieks į akį neįkrito. Ir dar yra dar viena šventiklėlė irgi eisim iki ten. Judėjom toliau ir štai radom daug beždžionių. Šventykla. Realiai gigantiška. Ir gyvūnų kažkokia galerija, bet mes neėjom į ją į vidų. Čia matosi paukščiai. Bet šitos beždžionės tai naglos, jau šitų saugojamės. Pagaliau mano balsą išgirdot. Laukiam taksą ir užtikom mokyklą. Taip atrodo mokyklėlės su aukštom sienom ir tvorelė. Labiau kaip internatas. Aha. Čia didžiausias kamštis prie tų uolų, nes visi įvažiuoja ir išvažiuoja tuo pačiu keliu ir visi kemšas. Nu, žodžiu, Indrutė stovi, laukia nepatenkinta, nes reikia laukti. O mes keliaujam į prekybos centrą, kaip visada. Taigi, pradėjom nuo šventyklų, tęsiam su gigantiškais prekybos centrais. Dabar atvažiavam į pirmą, vadinasi Times Square'as ir po to planuojam aplankyti dar du. Tuoj parodysiu. Žiauriai didelis ir labai skaniai kvepia. Va taip atrodo įėjimas, 3 aukštai ir ten dar į viršų. Čia žaidimas. Ir dar apačioj matau kažkas yra. Jei bus kažkas įdomaus, būtinai prisijungsim. Neapsisprendėm nuo ko pradėti, nusprendėm pažiūrėti planą. Tai čia yra požeminis, pirmas. Ir iš viso dar 10 aukštų į viršų. Ta prasme, mes čia iki rytdienos būsim. Bet iš tikrųjų ieškosim ką valgyti ir žiūrėsim toliau kažką. Kol ieškojom kur valgyti, tai radom gyvūnėlių parduotuvę. Va, prašau. Beždžionės kažkokias parduoda. Oi. Juokinguolės kokios. Gal reikia parsivežti? Vėžliukai šalia pietauja.
Tu dieve miega kaip. Bet yra ir džiungariukų va visas. Daug yra ir įprastų gyvūnų, bet tokių pas mus tikrai neparduoda, pavyzdžiui. Vis sėdom pavalgyti, štai tokioj vietoj. Mantas biški pavargęs. Ir aš valgysiu šitą, o man tai atneš kitokius makaronus. Nu va, mama atnešė valgyti. Pas mane tokie makaroniukai ir limonadas. Pas man ta vištiena, bet nusprendėm, kad atrodo ne kažką, bet gal bus skanu ir limonadas. Visiems, kas valgote, skanu. Mes pavalgėm ir vaikščiom po prekybcentrį. Ir radom atrakcionus viduj. Va čia iš lifto išlipom. Ir pastate yra va tokie atrakcionų parkas konkrečiai. Galvojom, kad čia bus ir įėjimas, bet turbūt ne. Tai eisim ieškot ir galbūt pasisupsim. Čia kamštis vis tiek. Prekybos centras numeris 2. Elite Entrance, Main Entrance. Šitas turėtų būti prabangesnis, nes anas tai apart kalnelių priminė turgų. Mes namuose. Paskutiniai video filmavom prabangiam prekybos centre, bet ne mum. Ne mum dar turbūt tokie prekybos centrai. Prasėjom, viskas gerai, labai smagu. Parduotuvės, visokie Louis Vuittonai, Gucciai. Ne mūsų skonį. Ne mūsų skonį. Mes arena. Nu jo, mums labiau sportinių rūbų. Bet, kol keliavom iki ten, radom Nike parduotuvę. Nu ten ne Nike, sporto parduotuvę. Nusipirkom irgi to viską parodysiu, o dabar ilgai ir seniai žadėtas kambario apžvalga ir vaizdai pro langą. Štai taip atrodo mūsų kambarys, čia įėjimas, žinoma jovalas, mes kitaip nemokam. Didelis, labai didelis kambarys. Čia mano vakarienė, nes neradau niekur kitur, kur pavalgyt. Mantas. Ir kairiai pusiai dušas, tualetas ir net vonia. O čianai tokia įeinama spinta. Aš. Tai va, toks atrodo, per video turbūt greitai viskas pasirodė, bet šiaip tai didelis, tikrai didelis kambarys. Ir turim va tokį vaizdą pro langą. Čia televizijos bokštas, rytoj planuojame įeiti. Mes jį taip vadinam. Mes jį taip vadinam, taip. Čia va šitas tai yra metro juosta, gal pavyks kažkada traukinį užgaudyti. Ir kamščiai. Tai va. Tai va, toks tas mūsų kambarys, o dabar parodysiu, ką nusipirkom ir ką valgysiu vakarienį. Nu va, man tą pasiėmiau už operatorių. Tai pirmas, ką nusipirkau į savo kolekciją, dar vieną maišą Malaizijos. Saldainiukai, nes labai kosėjau. Šokoladinis kažkoks biskvitas sumuštinis. Lauktuvės saldainiai namo. Lauktuvės kažkokie saldainiai namo. Super sneakersai su dripsniais ir triufeliai, mango, riešutai, vienžu. Kažkas tais išvalgoma. Čia mano mėgstamiausia, o čia man mėgstamiausia. Tai kaip ir sakiau, radom sportinę parduotuvę, tai va nusipirkom manto maikė. Dar viena manto maikė, man atrodo. Jo. Čia manto. Ir mano dvi maikės yra, irgi Nike tokia žalsva. Kokios didelės prie tavęs. Čia L-as, o čia S-as. Tai va tokio aš dydžio maždaug. Žalia humelio maikė. Šiaip tai visai jokinga, nes mūsų visa apranga žalia, tai va galėsiu ir per varžybas vaikščioti. Ir vakarienė. Tuoj nešu. Ateik, parodysim vakarienę. Atvežė krepšelyje. Termokrepšiukas. Kažkoks gigantiškas puodas.
Atidarom. Tikiuosi neapsilaistysiu, nežinant. Palauk ateik. Čia labai visko daug. Sriuba čia kažkokia. Čia kažką open. Čia kažkur ne open. Open čia. Čia pirmą tipą atidaryti. Okay. Dieve, žinok, traukiu kažką. Sriuba čia. Sultinį. Ir va čia kažkas makaroniukai su kiaušiniu, brokoliais. Vienu žodžiu, kažkas vegetariško. Tai valgom ir aš dar noriu ištemti Mantą vakarė išeit pasivaikščiot, kai jau daugiau švieselio ir visko kito. Tai dabar yra pas mus 6, 7 kažkas tokio. Tai čia ilsimės ir galbūt dar prisijungsim, todėl neatsisveikinu. Na va, aš išsitempiau Mantą kažkur eit pasivaikščiot. Be jokio plano, be niekur kažkur aplink rajoną, nes vakar vakare tai buvom išėję tik tai suirzę, susinervinę, prakaituoti, smirdintis tik tai tam, kad išsikeisti pinigų. Ir viskas, šiandien pabandysim ką nors daugiau pasižiūrėti, o dar prisiminiau, kad filmavom, kai pietus valgėm. Tai mano pietus buvo greičiausiai su mėsa, tai aš jų nevalgiau, Mantas ten taip apsimestinai pavalgė, irgi ne kažką sakė buvo, tai dėl to aš sakinėjau namo, bet nu irgi. Kol kas abudu priėjom išvadą, kad Malaizijos maistas mum kol kas nelabai. Tai rytoj ryte. Aš pusryčių šiandien rodžiau ir po to rytoj dar parodysim mūsų baseiną. Tai va, dabar keliaujam į miestą. Mes gyvenam daugiau mažiau kažkur centrelė. Tai va ir eisim kažkur į centrą. Vienu žodžiu, išbridom iš centro. Mantas susiplėšė jau anksčiau prieš kelionę savo tašelę ant šono, tai va radom kur susisiūt. Tai va dabar vaikinas mums sius, sumokėsim 3 jų pinigus, tai yra 75. nu jo, 75 centai maždaug. Žiūrėsim, ar jam pavyks ar ne. Bet fainas toks kraimas, o žiūrėk vanduo. O, filmuojam! Taip, mes čia atradom. Čia yra pėsčiųjų perėja. Toks tunelis virš greitkelio. Jo. Jie eini. Nu, ant jos pirmiausia užlipti reikia, kaip ir ant visų, nes jos visos virš kelių. Čia visai gražiai atrodo, toks tuneliukas. Eini ir išeini į tokį vaizdą. Spalvos. Taip, keičiasi spalvos, bet išeini į tokį vaizdą. Prie pat Petronos Dvynių bokšto, kaip čia vadinasi. Čia pagrindinė Kuala Lumpūro vieta. Ir aš. Ružavam fone. O, ir kapinės. Tuoj parodysim kapinės. Prie pat padaryt. Aha, bet sunkiai matosi. Tai nereikia matytis. Mes gal čia nusifotografuom? Na va, mes jau, kaip galite pastebėti, namuose. Mantas irgi čilina ten. Ant savo foteliuko iškritęs. Paskutinius, ką filmavom, tai kad buvom prie Dvynių bokštų tų. Jie vadinasi Petronės. Kažkas. Petronos bokštai. Petro bokštai. Jo, mes praminėm Petro bokštį, kad būtų lengviau įsiminti. Bet iš tikrųjų tai išėjom visiškai be jokių navigacijų, be nieko, sakėm, eisim kiaurai ir ėjom. Nuėjom į visiškai vietinį rajoną, tas labai fainai, nei vieno turisto nebuvo, gatvelės tamsios, žmonių, turistų nėra nei vieno, valgo rankom ten viską, nu žodžiu, taip labai kitaip negu centre. Šiaip ne taip vargais negalais radom, norėjom labai mangų, bet mangų neradom, tai radom mangų kokteilį, mangų smūdį, tai labai skaniai padarė, džiaugiamės. Tai čia tam vietiniam jų rajonėlyje ir tada keliavom prie Dvynių, ten jau pafilmavom čiut ir parpėdinom atgal namo. Tai man to laikrodį šiandien rodė kiek? 26 000 žingsnių per šiandien nuėjom. Tai taip gerokai pavarėm, gerokai daug. O rytoj turim irgi didelį planą, bet rytoj greičiausiai pavyks daugiau pafilmuoti pačio miesto.
negu tik savęs ir panašiai. Tai va, šiandien tiek. Ačiū labai, kad žiūrėjote, nepamirškite pafollowint kanalą, paspausti like, nepraleisti sekančių video ir susimatysime rytoj. Ate.